Laidą remia Mados dizaino akademija. Prisijunkite prie mūsų ir ženkite pirmuosius žingsnius į mados pasaulį. Labadiena. Šiandien kalbėsiuosi su žmogumi, kurio net nereikia pristatyti. Arūnas Valinskas. Labadiena. Sveiki gyvi. Koks buvo Arūnas 14? Pašėlęs, labai išdykęs ir besigydantis, nes aš tais metais iki 8 klasės aš jau ne vienerius metus tampiausi po ligoninės ir ten buvo tokia atskira visiškai vaikų respublika, kur visiškai kitos nuo realybės šiek tiek nutolusios sąlygos. Ir aš tik į 8 klasę grįžau iš visų kelionių po ligoninės. Tai dėja, bet vaikystė buvo atskirai nuo šeimos. Nes tėvai atvažiuodavo geriausiu atveju tik tais kas 3 savaitę, nes jie gyveno tuo metu Šilutėj. Ir iš Šilutės iki Vilniaus neprivažinėsi. Tai aš buvau labai savarankiškas ir manau, kad pakankamai anksti subrendęs. Kalbant apie jūsų vaikystę, ar turite ypatingų prisiminimų, kurie suformavo jūsų asmenybę? Taip, be jokios abejonės, tai būdavo, kad mes gyvenam visai kitoj realybėj negu iš tos, iš kurios išplėšė liga. Ir būdavo, kad ir kaip gaila, bet kalbėsi vakare su draugu palatos, o ryte jis jau miręs. Tai man labai anksti teko pamatyti mirtį, susipažinti su ja. Negaliu pasakyti, kad susidraugavom, nes mes visą gyvenimą žmonės turim tą žinią, kad anksčiau ir vėliau iš ten iškeliausim. Ir mes niekad su ja nesusitaikom, mes jai tiesiog paklūstam, nes kito varianto nėra. Tai aš buvau iš tų, kurie anksti subrendo. Ar buvo momentų, kada suabejojate savo profesinio kelio pasirinkimu? Ne, greičiausiai būdavo, kad profesinis kelias mane pasirinkdavo. Pačioj pradžioj buvo po 11 klasės, aš baigiau aukso medaliu vidurinę mokyklą ir man reikėjo laikyti stojamuosius į aukštąją tik tais vieną egzaminą. Jeigu tu išlaikai 5, tu jau esi įstojęs. Ir mano buvo 2 variantai. Aš lygi šiol nesuprantu, kodėl pasirinkau tą, o ne kitą, nes abu labai kūrybingi. Aš norėjau stoti arba į architektūrą, arba į teisę. Ir aš stojau į teisę. Architektūra, tai aš tiesiog 6 klasėje, ar net 5 klasėje būdamas, kai būdavo guli ligoniniai, o pas mus ateidavo mokytojai, kurie ten priimdavo atsiskaitimus. Ir kai kuriems 6-okams, 7-okams reikėdavo, dabar aš nepamenu, kurioje klasėje buvo braižyba. Ten buvo tokie, kaip aš sakau, šiknarankiai, kurie nelabai ką gali padaryti, nes tai aš jiems braižydavau brėžinius už 20 kapeigų. Ir aš būdamas 5-okas, jiems jau braižiau brėžinius būtent tam jų atsiskaitimui. Jie gaudavo 5 ir kažkaip pamatė mano tėvas ir sako, gal į architektūrą. Man tikrai labai buvo toks visai neblogas variantas, bet po to kažkaip visą viršų paėmė teisė, aš stojau į teisę. Tai čia vienintelis dalykas. O toliau, kai aš jau mokiausi teisėje, aš mokiausi tikrai labai gerai, bet prasidėjo koncertai. Dėl koncertų teko palikti universitetą, teisės fakultetą, po to, kai baigėm koncertus, savaime atsirado televizija, po televizijos atsirado kiti dalykai, taip viskas savaime ir dėliojosi. Aišku, tas kūrimosi procesas ir kūrimo procesas, jis yra labai įdomus, bet aš nesakyčiau, kad viskas 100% buvo visiškai sąmoninga. Tiesiog ir sąlygos pačios buvo. Nes kai mes pradėjom koncertuoti su dviračiu, tai ir pati politinė aplinka jau buvo besikeičianti. Nes jeigu būtų nepasikeitusi, jeigu nebūtų atėjęs sąjūdis, mes būtumėm gavę vilko bilietus. Tai yra toks dalykas, kaip jeigu net ir baigi aukštąjį mokslą, tu negauni jokių paskirimų. Sovietiniais laikais tokie dalykai būdavo ir tu su to diplomu gali daryti, ką nori.
Tai mes atsidūrėm savo laiku ir savo vietoje. Ar buvo žmogus, kuris įkvėpė jūs gyvenime ar karjeroje? Oi, tokių daug žmonių buvo. Aš nedrįščiau sakyti, kad jie buvo mano mokytojai. Aš manau, kad man norėjusi sekti jų pavyzdžių ir jie man buvo įkvėpimas. Tai šitoje vietoje jų yra labai daug. Vieno konkretaus tikrai nebuvo, bet aš mokiausi iš tokių žmonių, kurie buvo istorijoje, nuo to paties Cezario, Vinstono Čerčilio, Valdo Adamkaus, iš profesinės pusės, tai be jokios abejonės ir Vytautas Kernagis, tas pats Vytautas Šapranauskas, kurie buvo mano kolegos. Žodžiu, tų žmonių buvo tikrai daug ir aš džiaugiuosi, kad likimas mane su jais suvedė. Bet aš neturiu vieno to, kurį pasakyčiau, kad šitas yra mano dievaitis, mano kumyras. Ne, daug jų buvo labai ir aš džiaugiuosi, kad jų ir toliau daugėja. Kaip atrodo tipinė jūsų diena? Labai įvairiai. Jeigu mes tą dieną filmuojam, tai jinai labai paprasta. Atsikeli ryte ir važiuoji į grimo kambarį. Mes paprastai filmuojam, tarkim, Auksinį protą. Mes filmuojam po 3 laidas į dieną. Tai būna filmavimas 11 valandą, po to pietus 2 valandą, pusė 5, grįžti namo, jau apie 8 valandą, pasižiūri dar kitos dienos klausimus ir eini miegoti, atsikeli ir vėl važiuoji. Jeigu yra spektaklis, tai priklausomai kur, nes tarkim, jeigu neseniai buvom Joniškyje, tai iki Joniškio važiuoti tenais beveik 4 valandas reikia. Tai tu išvažiuoji 12 valandą dienos, tave paima čia iš namų. Ir po visų kelionių ir visų spektaklių tu grįžti 1 valandą nakties. Tai yra 13 valandų tu esi tam procese. Nors pats spektaklis trunka tik tais 1,5 valandos. Tai, kaip sakyt, gastrolės prisiminti yra labai faina, bet juose dalyvauti yra labai sunku. Už tai, kad tai yra iš tiesų toks pakankamai varginantis reikalas. Jis labai atima daug energijos. O kaip jūs atsipalaiduojate ir atgaunate energiją? Energijos neatgausi, jinai išeikvojama ir kuo vyresnis amžius, tuo sunkiau atsistatyti, bet jeigu darbas teikia malonumą, tai ten nelabai daug tų pastangų ir reikia. Kitas dalykas, aišku, mano pagrindiniai atsipalaidavimo, bent jau dalykai, tai yra medžioklė, aišku, grybavimas ir žvejyba. Iš tų visų 3, ko gero, kad medžioklė labiausiai atpalaiduoja. Ir čia nėra kalba apie tai, kad kažkas, kaip pradeda kalbėti, kad medžiotojai visi yra žudikai, kas krūta tą ir šauna. Tai aš tik noriu pasakyti, kad medžiotojai nešaudo žvėrių, o jie juos medžioja. Nes nušauti ir sumedžioti yra 2 skirtingi dalykai. Bet tie, kurie nesupranta, jiems nepaaiškinsi. Tai tegul net jie ir nesivargina šitą dalyką suprasti. O šiaip geriausias atsipalaidavimas vis dėlto yra tavo mylimas darbas. Nes kai tu jį dirbi, atrodo, diena iš dienos yra rutina visiškai. Lygiai taip pat kaip ir, pasakyčiau, jeigu tu gyveni su mylima moterim, ar tau reikia nuo jos atsipalaiduoti šeimoje? Ne. Labai paprasta viskas. Ar buvo momentų jūsų karjeroje, kada teko priimti netradicinius sprendimus, kurių niekas nesuprato? Buvo. Tai ko gero buvo 2008 metai, kai mes nusprendėme iš pramogų verslo eiti į politiką. Tai tada ne tai, kad niekas nesuprato. Tiesiog labai daug buvo nustebusių. Net mano brangiausioji antra pusė, jinai klausinėjo kokio velnio, kas nešė į tą galerą.
bet taip yra buvę. Manęs nelabai apskritai jaudina tie dalykai, nes man yra pastoviai tekę keisti savo gyvenimo kryptis, judėjimo ir kitus dalykus, nes aš įstojau į teisę. Dėl koncertų, kurie prasidėjo teisės fakultete, man teko palikti studijas, paskui aš jas baigiau po 18 metų. Tik tai nuo įstojimo, po to, kai mūsų grupė iširo, aš išėjau į televiziją, po to iš televizijos, kai mes susipykom, mes išėjom į kitą televiziją, po to mes išėjom, grįžom į trečią televiziją, po to iš anos televizijos. Tai va, tas visas dalykas ir yra pastovus balansavimas ant peilio ašmenų, nes tu niekada nežinai, kuo ir kaip pasibaigs viskas, bet kai tą dalyką, kurį žmonės įvardina, arba bent jau mano, kad taip yra, kad tai yra tavo nesėkmė, tu priimi kaip naują postumį, tai tiesiog tuo ir naudojasi. Tai yra postumis eiti į priekį. Kaip sakoma, kiekvienas spyris į užpakalį, jeigu gerai suvoktas, yra ne įžeidimas, o palinkėjimas eiti į priekį. Kas jums suteikia motyvacijos sunkiausiais momentais? Tikėjimas tuo, ką darai. Jeigu tu netiki, tai nedarai. Yra labai geras Čingis Kano pasakymas ir aš visą laiką jį sakydavau savo studentams socialinių mokslų kolegijai. Tai ir šiaip jaunimui reikėtų tai įsiminti, kad bijai, nedaryk. Darai, nebijok. Viskas. 4 žodžiai. Ir juose viskas pasakyta. Jeigu tu esi pasiryžęs, sugalvojęs ir apmąstęs, kaip tai reikia dalyką padaryti ir nebijai, tai tu galėsi sudėti visas savo galimybės, visus savo gebėjimus, patirtį ir visą kitą, tam, kad tą tikslą pasiektum. Nes jeigu tu po kiekvieno žingsnio atsisėsi prie stalo arba vakare atsigulsi į lovą ir galvosi, Jėzau, ar aš čia labai gerai darau, tai tu užsiminėsi ne savianalizę, o savigraužą. Tu grauši save dėl tam tikrų dalykų. Ar aš čia gerai pradėjau, kodėl pradėjau ir ar gerai darau. Ne. Jeigu jau pasiryžai plaukti per upę, tai yra 2 dalykai. Krantas, nuo kurio atsispyrei, ir krantas, kuris tavęs laukia. Sustosi, paskęsi. Viskas. Kokius tikslus ateičiai esi išsikėlęs? Nenumirti artimiausiu metu, nes jauniems žmonėms atrodo, kad labai dažnai atrodo, kad kuo greičiau tie visi senoliai, veteranai išmirtų. Aišku, ačiū už palinkėjimus, bet yra vienas dalykas. Aš tik noriu palinkėti, ir pačiam jaunam žmogui matau su iniciatyva ir tavo kolegoms bendraamžiams, kad jie visada ieškotų savo kelio ir keltų savo ateičiai realius tikslus. Dėl vienos priežasties. Aš galiu pasakyti labai paprastai. Jūs niekada nebūsit nei Vytautas Šerėnais, nei Kernagiais, nei Šapranauskais. Jūs niekada nebūsit Valinskais ir taip toliau. Jūs turit būti tais pačiais, kuo esat. Jonas Petraitis, Petras Jonaitis ir taip toliau. Ir mes neužimam jūsų vietos. Mes esam savo vietoj ir jums reikia tiesiog ją susikurti, o nelaukti, kol šitie kažkur išeis, pasitrauks arba tos vietos neužims. Tai apie ateitį aš sakau labai tiesiai šviesiai. Kol kas, jeigu nebus nenumatyto aplinkybių, nes žinot, kaip sakyt, šiandien sveikas, rytoj jau pagrabe. Bet kol kas darbų yra labai daug. Mes norim paleisti apskritai Valinskų šeimos vardinį kanalą, kuriame podcastuose, tinklalaidėse. Lietuviškai, aš labai nemėgstu tų angliškų žodžių, podcastas, dar kažkokį. Yra tinklalaidės, o paprastai šnekant, tai yra tos pačios televizijos laidos, tik transliuojamos per internetą, nes jos niekuo nesiskiria. Tai šitą reikia suvokti, kad tie, kurie daro tas laidas, kad
keltų savo lygiai taip pat reikalavimus kalbėti taisyklingai lietuvišką kalbą ir taip toliau, būti apsiskaitę, žinoti, matyti ir suprasti apie tai, ką kalba. Tai yra svarbiausias dalykas. Nes dabar pažiūri kartais tas tinklalaidės, tai labai dažnai ne tai, kad solidžiai pašneka arba įdomiai, nelabai supranta, apie ką šneka. Per TikToką iš viso didžioji dalis yra tik tais judesiai, šokiai ir visi kiti dalykai. Tai tas jaunuolių galvose esantis turinio kūrimas, jisai yra, sakyčiau, labai taip švelniai, pakankamai problemiškas. Nes čia taip pat kaip rašyti knygą, tu gali parašyti tokio kaip Džeko Kerouako Kelyje. Teko skaityti, ne? Ne, tai patariu, nes ten be skyrybos ženklų, be nieko ir sakoma, bent jau pagal legendą, kad jisai ją parašė per 3 paras, nemiegodamas, apsipūtęs ir sudėlioja viską vienu prisėdimu. Abejočiau tuo, bet gali būti, niekas dabar nepatikrins. Tai aš lygiai tą patį sakyčiau ir apie savo ateities planus. Kol kas nesiruošiu nieko keisti, išskyrus tam tikrus dalykus, kurie pridės užimtumo. Dabar pradėjom daryti tą vaidinį spektaklyje Uošvis. Dabar paleisim mūsų, ne tai kad pavardinį portalą Valinskų. Nes ten bus galima rasti ir tos pačios Ingos Valinskienės skaitomas pasakas vaikams. Ir mano vyresnėlio sūnaus Arūno Valinsko filosofinės apžvalgas ir įžvalgas, jis baigęs tam tikrus mokslus ir tikrai gali tai daryti. Ir mano vedamas laidos. Mes norime tiesiog sukurti labai turiningą, tikiuosi, žmonėms įdomų internetinį portalą, savo vardą. Tai va tokie artimiausi planai. Kol kas nesiruošiam baigti su Andrium Tapinu Auksinio proto, nesiruošiam baigti Kas ir kodėl. Žodžiu, darbų vis daugiau ir daugiau, nes kuo labiau užsiėmęs, tuo daugiau turi laisvo laiko. O kaip jūs susitvarkote su kritika? Su kritika ar su kritikais? Kritika. Aš su jie nesitvarkau, su jie nėra ko tvarkytis, nes jeigu tu nebijai skaityti, aš nebijau skaityti, aš perskaitau, ir jeigu tai yra kritika, o ne šūdmalystė, kai stengiamasi yra toks mūsų posakis dar senų laikų, kai ant svetimą pimpalo nujoti rojų. Tai jeigu tu skaitai kritiką, tai yra vienas dalykas. Jeigu tu skaitai kažkokį purvos rautą, tai yra skirtingi dalykai. Nes kritikai reikalinga analizė. O didžioji dalis mūsų tų visų analitikų, jie pasitenkina tuo, kad jie geriausiu atveju yra tik komentatoriai. Jie tik tais komentuoja, daugiau nieko nedaro. Tai va čia ir didžiausia bėda. Nes norint analizuoti, reikia suvokti, apie ką tu kalbi. Norint komentuoti, galima nežinoti nieko. Čia lygiai taip pat kaip visi dabar yra politikos komentatoriai ir analitikai, nes vyksta Seimo rinkimai. Vyksta tiesiog politinių valdžių dalybos. Bet norint apie tai kalbėti šiek tiek kitaip, reikia arba ilgai studijuoti, arba bent jau būti pabuvus toj pačioj valdžioj, kad tu suvoktum, apie ką yra kalbama ir kaip tie procesai vyksta. Va čia yra pats dalykas pagrindinis. Tai didžioji dalis tų neva kritikuotojų, jie apsiriboja bent jau apie 50% tuo, kad savo komentaruose vadinamosiose, ką jie vadina kritika, jie neva labai jiems atrodo labai juokingai komentuoja, iškreipydami pavardės. Ir ten vadina Vaflinskas, Varlinskas ir dar kažkaip. Ir jiems taip atrodo juokinga, o čia tai pavarėm.
kad jie žinotų, kokią aš turiu storą odą ir kaip jie eikvoja savo gyvenimo laiką rašinėdami tokias nesąmonės. Tai va, tai ta kritika, jeigu jinai yra normali ir objektyvi, mes visą laiką apie tai galim šnekėti. Čia lygiai taip pat, kai mes kažkada pradėjom su Aidu Puklevičium, kažkuriam renginį susitikom, čia seniai buvo, dar prieš 20 gal metų, vienas iš tikrai labiausiai intelektualių žmonių Lietuvoje. Ir jis tiesiog išsakė kelias pastabas kritinės apie tuometinę dviračio laidą televizinę. Ir aš jam nieko neatsakiau, tik tais pakviečiau jį tapti scenarijaus autorium. Ir jis jo tapo. Štai jums geriausias atsakymas. Ir mes dirbom ilgus metus kartu su juom. Vienoje svajonių komandai tai buvo Aidas Puklevičius, Marijonas Mikutavičius, aš, Rytis Zemkauskas ir Darius Lukoševičius. Tai buvo svajonių komanda iš tiesų. Jeigu galėtumėte pasikviesti kokią istorinę asmenybę pavakarieniauti, ką pasikviestumėte, minėjote Cezarį, Čingischhaną ir ką norėtumėte sužinoti? Man nereikia apie tai svajoti, kadangi aš gyvenime esu pakankamai aktyvus žmogus ir aš darau tai, ką aš noriu. Tai aš pakankamai daug žmonių, su kuriais man būtų įdomu apskritai bendrauti, buvau sutikęs savo gyvenime. O su tuo žmogum aš esu ne vieną kartą susitikęs ir ne tik vakarieniavęs ir pietavęs. Tai yra Valdas Adamkus ir man teko garbė netgi dalyvauti ir kaip vienam iš kūrėjų, kuriant filmą apie jį, Prezidentas. Tai šitoj vietoj, kaip sakyt, jeigu tu labai nori, nesvajok apie tai, kas neįmanoma, o daryk ir kurk tai, ką dar gali padaryti. Nes tu tikrai nenugyvensi iki to laiko, kai žmonė sukurs laiko mašiną, kuri gali keliauti į praeitį, jeigu tai iš viso įmanoma, tai tu bendrauk su dabartim. Svajonės yra vienas dalykas labai geras. Svajonės yra pats pigiausias būdas keliauti. Geografiškai, istoriškai, laike ir taip toliau. Tai šitoj vietoj, jeigu norit keliauti pas Cezarį, keliaukit svajonėse. Jeigu norit padaryti kažką realaus, darykit realybę. Kaip manote, jūs prisimins žmonės po daugelį metų? Bent jau tie, kurie eis į Seimo pirmininko kabinetą, jie matys, nes, kaip sakoma, kol egzistuos valstybė, tol bus Seimas, kol nepriklausoma Lietuvos valstybė egzistuos. Ten tarp visų tų paveikslų neišvengiamai kabės ir mano abrozdėlis. Ir gali būti įvairus prisiminimas, bet pats blogiausias dalykas tai yra kurti istoriją dabar. Istorijoje, kuri vyksta dabar, reikia dalyvauti. Ją vertinti ir parašyti jau yra maždaug kartos, pusantros kartos. Karta tai yra 25 metai. Nes per vieną amžių, prieš 100 pasikeičia 4 kartos. Taip yra skaičiuojama. Tai po pusantros kartos, po 37, po 50 metų, po 2 kartų, jau žmonės, kai yra atitolę per tam tikrą istorinį laikotarpį, jau galės tai daryti. Bet jeigu tu įsivaizduoji pagal dabartinį variantą, kad dabar tai reikia įvertinti save, tai nemanau, kad taip reikėtų daryti. Ne. Kai sakėte apie nuotraukas, priminėt vieną tokį įvykį, kai aš lankiausi, man atrodo, kadetų mokykloje ir buvo ant sienos kabinti visų prezidentų nuotraukos, paveikslai ir tarp jų puikavosi ir Pakso nuotrauka. Ką jūs apie tai manote? Faktas, kad jis buvo išrinktas demokratiniai valstybei, demokratinių tiesioginių rinkimų būdu ir buvo pirmasis Europos prezidentas valstybės, kuris buvo atstatydintas. Tai yra mūsų istorija ir nieko kito mes negalim pakeisti. Tai šitoje vietoje mes galim jį įvardinti kaip norim, bet jis yra
Lietuvos Respublikos prezidentas, kaip rašo labai dažnai atstatydintas prezidentas ar dar kažkaip kitaip, bet jis toksai buvo ir yra, kad ir kokia skaudi, kaip sakė Valdas Adamkus, kad ir kokia skaudi tai yra mūsų Lietuvos nepriklausomos istorijos atkarpa, bet jinai yra mūsų istorija ir mes kito negalim nieko padaryti. Deja, bet taip yra. Tai aš manau, kad labai didžiulę klaidą daro tos partijos, kurios eina vis dar remdamosis Pakso autoritetu, kurio ko gero net dabar nelabai ir yra. Bet aš mačiau, kad Tomaševskio partija eina su rinkiminiais klipais, kur už juos agituoja Rolandas Paksas. Tuo labiau, kad ir pati ta jų partija, Tvarka ir teisingumas buvo, taip, irgi tenais jau išsiskirstė, pasidalino ir taip toliau. Tai aš manau, kad šitą dalyką mums reikia prisiminti, nereikia neigti, kad tai buvo, bet reikia tas skaudžias pamokas išmokti. Čia lygiai taip pat, kad jeigu tu vieną kartą įkando šuo, reikia žinoti, ką daryti, kad kitą kartą neįkastų. 2008-aisiais pasukote politikos keliu ir buvote krizės laikotarpiu Seimo pirmininkas. Taip. Kokie buvo sunkiausi sprendimai, kuriuos reikėjo priimti? Tai be jokios abejonės tai buvo tie patys įstatymai mokestiniai, nes tie žmonės, kurie nelabai supranta ir nelabai žino, jie prisimena tik vieną dalyką, tai yra naktinė mokesčių reforma, bet nelabai suvokia, kad tai, kaip tai buvo, kodėl ir kaip jinai įvyko. Tai buvo tų pačių socdemų veikimas. Dabar kaip tik knyga turėtų išeiti mano gruodžio mėnesį. Ten bus aprašytas visas tas mechanizmas, kaip tas viskas dalykas vyko ir kaip nutiko. Bet aš labai tiesiog didžiuojuosi tą komandą, ne visa beje, nes mūsų atėjo 18, galų gale liko 7 iš mūsų frakcijos, bet tie, kurie liko bendražygiai, tai buvo nuo kovo 11-osios, beje, pirmas valdžios toksai etapas, kai valdančioji koalicija išliko 4 metus nesuskilusi ir negriuvo vyriausybė. Tai buvo pirmas kartas, 8-12 metais. Tai buvo pačios sunkiausios krizės metu. Ir aš to džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Tai, kaip dažnai sakau, tie, kurie supranta, jie supras, o tie, kurie nekenčia, jiems nepaaiškinsi. Tai čia nėra ką daugiau aiškinti. Ar yra koks nors ypatingas auksinio proto momentas ar dalyvis, kuris jums įstrigo per visus laidos gyvavimo metus? Auksinio proto? Yra tam tikrų dalykų, kurie įsimena, gal net tiek dalyviai, kiek pati situacija. Tai vieną kartą buvo, kad viena dalyvė moteris nualpo ir nugriuvo su visa tribunėle. Ir mes turėjom baigti pirmą etapą ne su 6, o 5 žaidėjais. Taip yra buvę. Ir yra vienas toks, kaip jis pats jau pripažįsta, patologinis nelaimėlis. Nes atrodo, jis jau viską kaip ir laimėjo ir turi savo rankose. Ir tarkim, kai reikia pratęsimo grandinėliai atsakyti žodį darbas, paskutinį žodį iš frazeologizmo pasako ne Sizifo darbas, o Sizifo akmuo, kuris akmuo neturi nieko bendros prieš tai buvusiais žodžiais. Ir tada jis ten pats savo per skruostus plekšnoja, pyksta ant savęs. Ir neseniai vis vėl dalyvavo ir vėl ten sužaidė nei į tvorą, nei į mietą pačioje pabaigoje, nors labai gerai žaidė. Tai toks vaizdas, kad jam kažkoks užkeikimas uždėtas tam finaliniame etape. Tai tokie žmonės įsimena. Ir
Ir keli dar šiaip yra, bet vienas dalykas, kad mes niekada neskirstom žaidėjų geresnius ar blogesnius. Tai jie mums vis laik yra vienodi. Aišku, jie yra labai skirtingi, tie patys žaidėjai, nes, kaip pasakyti, vieni yra labiau flegmatiški, kiti cholerikai ir taip toliau. Vieni dalyvauja ne pirmą kartą, kiti labai įsitempę debiutantai. Žodžiu, čia taip pat kaip sporte. Visiškai tas pats. Aš mačiau, kaip dalyvavo tie patys daug kartų stresą išgyvenę Mantas Kalnietis ir Mindaugas Kuzminskas, krepšininkai. Jiems delnai, rankos ir kaktos prakaitavo. Man paskui parašė, ir man ir Andriui parašė Mindaugas Kuzminskas, kad jisai po dalyvavimo mūsų auksiniam prote, jis negalėjo iki 5 ryto užmigti, tai buvo didesnis stresas negu dalyvaujant svarbiausiose krepšinio varžybose. Tai net žmonės, kurie yra pripratę prie streso, bet tas stresas yra fizinis. Tai yra, aišku, atsakomybė, bet tau reikia įjungti visas jėgas. Tau reikia bėgti, mesti, dar kažką daryti, matyti aikštę. O čia tu tik stovi ir tu gali visą save sutelkti į būtent teisingus atsakymus. Ir jiems tai patiko, tas stresas padidintas, kad sakė, kad kai tik bus laisvi, tai visą laiką dalyvaus. Tai aš labai džiaugiuosi. Tai įsivaizduokit, ką paprasti žmonės atvažiavę, kurie nepratę su tuo stresu tvarkytis, ką jie jaučia. Jiems iš tiesų, kaip jie patys sako, dreba rankos, kojos. Nemaža dalis ir tų veteranų, kurie dalyvauja 5, 7, 10 kartą, jie irgi taip pat labai jaudinasi dėl vienos priežasties, nes jie jau nėra debiutantai ir jie jaučia atsakomybę, nes žino, kas bus, jeigu jie neatsakys, ir be to į juos žiūri su kitais reikalavimais. Tai va tas toksai auksinio proto bendruomenės žaidėjų ir žiūrovų subūrimas, aš manau, kad per tuos 10 metų mums yra vienas iš labiausiai pavykusių projektų. Kaip yra rašomi, kuriami klausimai auksiniam protui? Oi, labai įvairiai. Tai iki vidurio, maždaug 5 sezoną, mes buvom su Andrium pasidalinę klausimus, kad pusė klausimų yra jo, pusė mano, po to Andrius turėjo dėl užimtumo tiesiog tą savo klausimų pusę išdalinti. Tai jisai dabar kūrė tik tais 3 etapo klausimus, pusė jo, pusė mano. O mes dabar turime redakcinę grupę, kurią aš pats ir prižiūriu. Ir tada jau tenka daryti ir pačiam, ir gauti iš gautų klausimų, reikia reikiuoti tuos visus žaidimo jau sistemas klausimus. Nuo 1 etapo iki paskutinio. Kuriuo savo projektu labiausiai didžiuojatės? Sūnumis. Jų vardai Arūnas ir Šarūnas. Net nelabai projektai. Tiesiog taip nutiko. O jeigu iš televizinių, tai jų yra tikrai labai daug, nes galim pradėti nuo Nidos festivalio. Be jokios abejonės, nes 94 metais tai buvo dar Lietuvos pramogų verslo kūrimosis, sakysim, pati pradžia, nes ten dalyvaudavo sportininkai, politikai, atlikėjai, žurnalistai, šoumenai ir visi kiti, nuo prezidentų iki Sabonio, Marčiulionio ir taip toliau. Iš projektų, kuris labiausiai nuskambėjęs pasaulyje, iš tų, kurie buvo kurti Lietuvoje, tai be jokios abejonės buvo Mistinė laisvė, kai mes darėme kalinčių gražuolių grožio konkursą. O šiaip visi jie buvo tokie pakankamai faini ir įdomus ir mylimi. Čia lygiai taip pat kaip paklausti,
kurį pirštą nukirtus būtų neskauda. Visus skauda. Tai ir dviračio šou, ir taip ir ne, nuo ko viskas prasidėjo. Ir tas pats 6,0 milijonas. Ir dabartinis auksinis protas. Tai auksiniai svogūnai tie patys. Aš manau, kad jie visi pakankamai vykę, nes ne todėl, kad aš juos mėgstu ir myliu už tai, kad darau, bet už tai, kad jie buvo pasmerkti labai dideliai žiūrovų meiliai. Ir ta meilė vis dar tęsiasi. Esate sakęs, kad Gitano Nausėdos neišrinks antrai kadencijai. Kodėl taip manėte ir kodėl ši prognozė nepasitvirtina? Aš kalbėjau apie tai, kad jisai bus neišrinktas, jeigu bus konkurentas. Konkurentų nebuvo. Šitoj vietoj apie tai ir buvo kalba. Esmė, kad jeigu ten buvo 2 variantai. Turėjo eiti arba labai ryškus ir aiškus ir labai tvirtas visuomenininkas, turėjo pradėti maždaug 1,5 metų likus iki rinkimų, arba turėjo ta pati Dalia Grybauskaitė, kuri tikrai būtų, manau, jį nurungusi antram ture. Bet kai visi maloniai nutiesė raudoną kilimą ir pasakė, prašom, eikite, jeigu socialdemokratai kėlė antram ture su Grybauskaitė savo kandidatą Zigmantą Balčytį, beje, dėl kurio Grybauskaitė antrai kadencijai nelaimėjo pirmam ture, tai čia prieš Nausėdą jie nekėlė nieko. Tai va, pati situacija pasikeitė, kad jeigu niekas žaidžia prieš išvis nieką, tai tas pirmasis niekas ir laimi. Tai taip ir atsitiko. Pereinant prie pagrindinės temos karas Ukraina ir Rusija, koks jūsų požiūris į Rusijos režimo stabilumą? Ar matote galimybių esminiams pokyčiams šioje šalyje? Kol kas ne, nes ten reikia suvokti vieną dalyką, kad viską valdo ne Putinas, o sistema, iš kurios jisai yra atėjęs. Gal net ne tiek atėjęs, kiek deleguotas. Tai yra FSB. Man iš anksčiau tos raidės kitaip skambėjo, tai gal paprašiau iš KGB atėjęs. Tai yra sistemos žmogus. Ir neseniai skaičiau tokį vieną dalyką, kad Putinas priėmė sprendimą įsiveržti į Ukrainą 22 metais, jau net ne Kryme, o 22 metais, tai nebuvo jo vienasmenis sprendimas. Tai buvo sistemos, buvo tos FSB sprendimas ir tas labiausiai ir neramina, kad netgi Putinui ir numirus pati sistema niekur neišnyks. Ir anksčiau jinai būdavo, kad ir kaip dėliojama, bet jinai, pati šita struktūra priklausydavo nuo komunistų partijos ir tos pačios TSKP valdymo struktūros. Dabar jinai yra virš valstybės. Aš kalbu apie visą Rusiją ir ta sistema jinai veikia nepriklausomai, kas yra jos vadovas. Prezidentas, dar kažkas. Tai šitoj vietoj aš manau, kad net ir numirus Putinui dėja niekas taip greit nepasikeis, kaip mes įsivaizduojam. Aišku, būtų tam tikras štilis, kol jie tarpusavį išsiaiškintų, ką daryti, kaip daryti, su kuo gyventi ir taip toliau. Čia lygiai taip pat kaip būdavo, kai numiršta Stalinas arba kai numiršta Brežnevas, yra tam tikras, kaip sakyti, jų nežinios laikotarpis, bet aš net nebejoju, kad vis dėlto net ir Putinui numirus FSB išlaikytų savo viršenybę ir jie būtų kaip struktūra virš Rusijos federacijos kaip valstybės, nes tai yra valstybė, kuri valdo valstybę. Čia yra baisiausia bėda. Jūsų nuomonė, karas Ukrainoje gali būti laikomas vienu iš ženklų, kad pasaulyje formuojasi nauja geopolitinė sistema ir jeigu taip, kokią vietą joje užimtų Rusija?
Aš nemanau, kad tai yra ženklas, kad formuojasi nauja geopolitinė sistema. Aš manau, kad yra ženklas, kad Rusija nori, kad tas ženklas būtų. Tiesiog jiems neužtenka nei jėgų, nei resursų. Ir apie kokį karą su NATO valstybėmis jie gali kalbėti, kai jie praktiškai jau 3 metai kariauja su Ukraina ir negali jos įveikti. Aš suprantu, kad Ukraina remia finansiškai ir ginklų pramonę vakarų valstybių, bet žmonių ryžtas ir visi kiti dalykai yra problemų labai daug ir demografinių išvyksta ir tie patys ukrainiečiai bėgdami nuo karo, bet žymiai daugiau pabėga nuo karo tų pačių rusų, kuriems reikia neva kovoti už tėvynę ir kovoti prieš fašizmą, nedamuštą, nedabitąją svoloč, kaip jie patys vadina. Tai nežiūrint, kad tų problemų iš tiesų yra labai rimtų, bet aš manau, kad Ukraina turi visus šansus dėl vienos priežasties. Kaip bebūtų, ten ginklais vakarai, aišku, kad ir labai ribotai, nes neleidžia šaudyti į Rusijos gilumą, į strateginius taškus, bet Napoleonas yra pasakęs, kai jisai veržėsi į Rusiją 12 metais 19 amžiui, jeigu aš būčiau juos turėjęs, aš būčiau laimėjęs tą karą, o juos jis turėjo omeny kazokus. Tai vat rusai dabar atėjo prieš kazokus. Ir ta laisvės dvasia ir visi kiti dalykai, kad ir kaip žiūrėsi, kiek tų jaunuolių yra išvykusių į Europą arba į kitas šalis ir taip toliau, ukrainiečių aš turiu omeny. Bet laisvamaniška ukrainiečių dvasia, ji neleis jiems pralaimėti. Ir jie tikrai laimės. Aš net nekalbu apie tai, kad jeigu ten tie Donetskai, Donbasai ir visi kiti dalykai bus laikinai okupuoti, bet rusai net negali svajoti apie Kijevą arba vakarų Ukrainą, tuo labiau. Tai šitoj vietoj, manau, kad šitoj vietoj rusų dalgis užsirovė ant ukrainietiško akmens. Ir dėja, bet akmuo yra stipresnis. Ir čia tik laiko klausimas. Laiko klausimas. Bet anksčiau ir vėliau, pažiūrėkit, ir mums, kai mes gimėm, aš gimiau 66 metais, atrodė, kad Sovietų sąjunga negali subirėti ir negali pasikeisti. Tai buvo kaip įkalta, nes tu gimėjai toj sistemoje. Mes pragyvenam po rusų okupaciją 50 metų, bet anksčiau ir vėliau tai subyra. Ir dabar niekas negali įsivaizduoti, kad panašiai kaip Sovietų sąjunga buvo kaip granito luitas, kad negali subirėti. Tai ir Rusijos federacija atrodo negali subirėti. Gali. Ir tikrai subirės. Ir to priežastis bus dabartinis karas Ukrainoje. Ir jeigu dabar Rusija jį ir išaldys, anksčiau ar vėliau vis tiek jinai pati subirės. Tai čia yra faktas, kurio mes tik laukiam. Sankcijos prieš Rusiją yra veiksmingos ir kokius papildomus ekonominius ir diplomatinius spaudimo būdus siūlytumėte? Aš manau, kad reikėtų, paprasčiausiai dabar net nereikia vardinti tų visų dalykų. Tuos paketus dėlioja 4., 5., dabar 14., kažkelintas vėl 14. Priimkim visus iki 25. Iš karto dabar. Nutraukt. Bet yra problema, kad tos valstybės didžiosios, tos pačios Europos Sąjungos galybės, ta pati Prancūzija, ta pati Vokietija, jos labiausiai žiūri didžiai dalim į savo ekonominių interesų išsaugojimą. Ir čia tu joms nieko negali pasakyti, nes jos viešoj politikoje daro tai, ką deklaruoja, bet už nugaros jos nedaro to, ką deklaruoja, ir daro atvirkščiai. Tai šitoje vietoje, kol Europa nesupras, kad jau mes ne tai, kad esam ant 3 pasaulinio karo slenksčio, o kad jis jau prasidėjo
tik kol kas yra šaltojoj fazėje, tai europiečiai neatsibus. Nes jie mus vadindavo, mūsų Baltijos šalis, Lenkus, bet mus ypač paranojikais, kad mes ten tos Rusijos bijom taip labai, kad mes čia keliam bereikalingą triukšmą. Tai šitoj vietoj gal jau jie po truputėlį atsibunda, bet norint atsibusti iš letargo miego neužtenka atsimerkti. Reikia atsikelt ir pradėti eiti tą kryptim, kurią reikia eiti. O dabar dar jie tik atsimerkia. Labai maža dalis yra tų, kurie jau suprato, apie ką mes kalbam. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų strateginiai partneriai Lenkai suprato, apie ką kalba. Ir vokiečiai, jie neturi tiesioginės sienos su Rusija. Ir vokiečiai vis dar nuo Antrojo pasaulinio karo, jie ten tokios savotiškos kaltės prislėgtinės. Jiegi ir pradėjo Antrą pasaulinį karą, kai užpuolė tą pačią Lenkiją. Bet Lenkai, jie dabar labai aiškiai, skaičiau jų kariuomenės vadų, dabartinių ir buvusių komentarus, tai jie nusiteikia labai aiškiai. Per 2-3 metus įsigyti tiek karinių pajėgumų. Dabar jau jie trečia kariuomenė yra NATO po Jungtinių valstijų Turkijos. Jie yra trečia Europoje, jie yra didžiausia karinė jėga realiai. Tai jų pasakymas man labai patiko, kad jeigu tik Rusija pamėgins žengti į Lenkiją arba Baltijos šalis, yra numatyti tam tikri strateginiai objektai, įtraukiant Sankt Peterburgą, ir iš karto jie bus atakuojami. Iš karto. Aš nekalbu apie civilinius objektus, bet ten aplink Sankt Peterburgą ir visus kitus, sakysim, ten miestus, Kaliningrade ir visur kitur yra strateginiai kariniai objektai. Ir jie iš karto bus atakuojami. Tai gal atsibus šitie prieduriniai to senojo Kandės bunkeryje ir supras, kad iš tiesų, kita vertus, jie iš tiesų rusai bijo Putino asmenį naudoti bet kokį branduolinį ginklą, nekalbu apie strateginį, jiems užtenka taktinio. Taktinio ginklo panaudojimas jam nepritartų nei Kinija, nei Indija. Ir pirmas dalykas, ką ir pasakė NATO, tai kad tik tais pamačius šitą bandymą, jų pagrindiniai strateginiai objektai, galbūt net ir bunkeriai vadovybės, supraskime ir Putino, būtų sunaikinti tiesiog paprasta ginkluotė. Nes užtektų jiems pasiekti ir pataikyti. Nereikėtų branduolinio ginklo. Tai va šitoje vietoje aš manau, kad jiems tai padeda truputėlį atsibusti ir gal suvokti. Bet dabar jie yra visiškoje desperacijoje, nes Ukrainos jie paimti negali, neužtenka sveikatos, mobilizacijos skelbti negali, nes bus pasipriešinimas pilietinis kils toje pačioje Rusijoje. Ir kuo toliau, tuo labiau jie patys varo į kampą. Tai čia mes gyvenam labai įdomiais laikais. Aš niekad negalvojau, kad mums reikės 21 amžiaus pirmoje pusėje stebėti vaizdus iš Antrojo pasaulinio karo, reiškia, laikų. Bet dėja taip yra. Didžiausia Europos valstybė, Ukraina yra didžiausia pagal plotą, užpuolė didžiausia pasaulio valstybė ir vyksta karas. Kas galėjo pagalvoti? Koks Kinijos vaidmuo šiame konflikte? Ar jie yra neutralus stebėtojas ar netiesioginis Rusijos sąjungininkas? Kinija yra tiesioginė naudos gavėja. Viskas. Tai yra elementaru. Kuo silpnesnė Rusija, tuo silpnesnė Kinija. Kuo Rusijai blogiau, tuo daugiau ginklų jiems reikia iš tos pačios Kinijos, Šiaurės Korėjos, iš visur kitur. Tai šitoje vietoje aš nematau jokių Kinijos blogų elgesio modelių, kai tu juos taikai tik savo. Kinai visą laiką, matot, Kinija, ji neplanuoja penkmečiais, kaip Sovietų sąjunga būdavo penkmečiais planuojama, strateginiai. Jie daro tokius dalykus kaip savo strateginius posėdžius ir strateginius planus
minimum 50 metų į priekį. Net ir 100 metų į priekį. Nes jie mato apie galimą dalyką ir jie, galim čia. Nes mato, kad Rusija silpsta ir jie žino, kad Sibiras, kaip jie patys sako, Baikalasgi buvo Kinijoje. Kinija buvo apskritai valstybė tarp 4 jūrų. Ir šiaurinė jūra Kinijoje buvo Baikalas. Vadinasi, jie jį taip pripažįsta ir vadina savo dalimi, kaip ir tą visą Sibirą. Ir jie dabar ekonomiškai užkariauja, nes ten Rusijoje tie Sibiro vyriokai pakankamai prasipylę, ten atvažiuoja dirbantis kinai, už kurių beje rusų moteris mielai teka, kūrė bendras šeimas ir ta kinų ekspansija į Sibiro teritorijas Rusijoje, jos nereikia laukti, jinai jau seniai prasidėjusi. Tai kinai lygiai taip pat ramiai laukia, nes jie skaičiuoja, mes niekur nesiveršim, mes tiesiog užimsim taip ir taip. Tai Kinija visuomet darė ir darys tai, kas naudinga būtent jai, didžiai Kinijai. Ir manau, kad ir pats karas su Taivanu jiems yra nenaudingas, nes konfrontacijos paaštrinimas toksai su Jungtinėmis valstijomis dėl to paties Taivano ir kitų dalykų, jis taip pat naudingas Kinijai. Nes tuomet Jungtinės valstijos turi leisti labai daug savo išteklių tai pačiai gynybos, sakysim, sistemai palaikyti, tiem patiem lėktuvnešiam ir taip toliau. Tai aš nemanau, kad kinai pralaimi. Kol kas jie nėra pirmi tose lenktynėse, bet jie pagal tai, ką gauna, jie yra pirmaujantis. Kokia yra pagrindinė Ukrainos pajėgų strategija puolime Kurske? Ar ji turi ilgalaikės strateginės reikšmės? Labai paprastas dalykas. Aš manau, kad čia buvo ne tiek, kad ilgalaikės, kiek tos bent pusės metų, tai yra atitraukti nemažai Rusijos karinių pajėgų, kurias Rusija būtų galėjusi panaudoti kitose frontuose. Jie atidarė naują frontą ir iššaukė ugnį į save. Ir ten pasiruošė gintis. Ten, kur rusai buvo nespėję įsikasti, dabar įsikasė ukrainiečiai ir sako, dabar ateikit mūsų ir iškrapštykit. Tai šitoje vietoje yra tiesiog karinių resursų perskirstimas, Rusijos karinių resursų. O kodėl buvo pasirinktas būtent Kurskas, o ne Belgorodas ar kitos sritys? Lengviausia apsisaugoti. Čia ir tos upės, Seimo upė labai tokia simbolinė. Seimo upė yra ir manau, kad tenais jie skaičiavo, ką daryti, ne tai, kur prasiveršti, bet pirmas dalykas, kaip prasiveršti, nes ten nebuvo saugoma, ir kur įsitvirtinti. Tai buvo svarbiausia dalykai. Aišku, aš nesu kariškis, tai daugiau iš kariškių komentarų apie tai susidarai nuomonę, bet logiška, kad Kursko sritis buvo labiau palanki tai užduočiai. Į Belgorodą jie bandė tą pleištą įkalt, jiems nepavyko, nes jau buvo šiek tiek vėliau ir rusai jau buvo atsibudę, jie buvo tiesiog išsigandę ir sustiprinę, nes čia Kursko srityje jie kaip ėjo, taip ir praėjo kiaurai pro tuos šauktinius pasieniečius, kurie iš principo nieko ten nebuvo iš jų. O visi kiti, žiūrėsim, kas čia dėliosis, nes rusai bando atakuoti ir tam pačiam Kursko regione, bet jie nestabdo ir Donecko srityje. Ten įdomiausi dalykai. Perinant į JAV reikalus, Kamala Harris ar Donaldas Trumpas? Skaičiau čia tuos nerimą keliančius variantus, kad kai kuriuose svyruojančiuose valstijose dabar pirmenybę lyg ir turi, arba bent jau lygybę išsikovojo Trumpas. Bet aš manau, kad iki lapkričio mėnesio pradžios, iki pačių rinkimų,
nieko nebus aišku, nes šiandien tų svyravimų gali būti labai daug. Jeigu matom, kad ta pati Trumpo komanda šnekasi su rinkėjais, gazdindama ir uraganais, ir visais kitais dalykais, tai nežinau. Aš linkėčiau, kad vis dėlto laimėtų Kamala Harris ir aš tikiu, kad taip ir bus, nes sveikas protas turi nugalėti. Bet kaip aš matau, kaip kalba Trumpas, jis kalba būtent emociniam lygmenyje ir šitoje vietoje nemaža dalis tų pačių amerikiečių jie pasiryžę tom emocijom pasiduoti. Tai nieks negali spėti. O kaip vertinate pasikesinimo į Donaldą Trumpą pasekmes? Jos seniai praėjo, nes pačioje pradžioje atrodė, kad Jungtinės valstijos jau turi prezidentą, ypač jeigu tai būtų likęs Joe Bidenas kandidatas, bet po to šitą faktą gerokai smarkiau permušė Bideno pasitraukimas iš rinkimų kovos. Tai aš nemanau, kad dabar jisai kažkokią turi ypatingą prasme. Viskas baigėsi. Nuo to laiko, kai atėjo į kovą Kamala Harris, viskas prasidėjo iš naujo. Nuo nulio, kaip sakant. Nes dabar iš tiesų ir yra tas plius minus ten keli procentai svyruoja. Tai vieną savaitę vienaip, tai priartėja, tai vėl nutolsta. Bet viskas spręsis būtent lapkričio mėnesį. Kaip vertinote populistinių ir antivalstybinių partijų iškilimą Europoje? Blogai. Aš manau, kad tai yra nevykusios bendros ES užsienio politikos ir gynybinės politikos. Aš kalbu ne apie karinės pajėgas, aš kalbu apie apsigynimo nuo užsienio grėsmių. Ir tos grėsmės yra ne tik tai karinės, ne tik iš Rusijos, bet suvokime, kad mes esame ant civilizacijų konflikto slenksčio. Ir kai Vokietija prisileidžia pagal savo tą doktriną, jie įsileidžia į savo šalį tiek daug tų pačių musulmonų ir kitatikių, tai nėra blogai, bet kai įsileidžia jų tiek daug be kontrolės ir tada šie žmonės pradeda jau veikti tos pačios Vokietijos vidaus politiką, tai yra iš principo nesuvokiamas dalykas. Nes tengi buvo tie įvykiai, kai buvo tiesiog pogromas. Ir jeigu anksčiau būdavo pogromai vadinami kažkokie veiksmai privartiniai žydų atžvilgių arba ten kitų mažumų, tai šitos tautinės mažumos, kaip arabai, jie surengė pogromą naujų metų naktį ar kalėdų naktį Kelne būtent vokiečių moterų atžvilgių. Jie privartavo jas, mušė jas ir taip toliau. Tai buvo būtent pogromas šalies piliečių, šeimininkų atžvilgių, nes jiems tai pasirodė, kad taip reikia daryti. Tai aš, kaip esu minėjęs, galiu pakartoti, yra tas posakis dar iš senovės Romos Hannibal anteportas, kad Hannibalas už vartų. Tai kai prasideda karas, mes turime baisesnę situaciją negu su Hannibalu. Priešas jau yra tvirtovės viduje. O tvirtovė tai yra Europos Sąjunga, kuri neapsaugota. Ir mes jų turim labai daug. Deja, kad ir kaip bežiūrėtum, kad nors ir didžioji dalis jų yra geranoriškų, bet reikia suvokti ir pripažinti, kad tikrai labai daug žmonių skaičiumi, nors tai mažas procentas, bet arabų yra tiek daug, kad skaičiumi Europoje jų kenkiančių ir pasiruošusių kenkti yra labai, labai daug. Tai teko būti ir Švedijoje, ir toje pačioje Islandijoje lankytis, ir Norvegijoje, ir visur ta pati problema. Tai šitoje vietoje tų radikalų iškilimas, jis nėra visiškai nepagristas, nes jie
žaidžia žmonių baimėmis. O žmonės, kurie visą amžių gyveno čia, toje pačioje Vokietijoje, Olandijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Islandijoje, netgi Islandija ten iš vis net ne Europos Sąjunga. Ir jie tikėjosi, kad jie galės tą gyvenimą gyventi visą laiką, auginti savo vaikus, anūkus, nes vaikai jau užauginti. Ir staiga privažiuoja tų kitokių mąstančių, kitaip gyvenančių ir jie pradeda kelti savo sąlygas. Ir žmonės išsigąsta, nes tikrai toje pačioj Islandijoje teko kalbėti, yra didžiulė baimė dėl tų įsisiautėjusių, įsigalėjusių albanų gaujų, nusikaltėlių sindikatų ir taip toliau. Švedijoje taip pat, ten nuo arabų iki visų kitų. Ir žmonės labai lengvai pasiduoda baimiai, nes vienas dalykas, jie nori gyventi ramiai ir jie nori tikėti tais, kurie tą ramybę žada. Tai tokių žadėtojų ir bus visą laiką. Ko tikitės po šių Seimo rinkimų? Nieko. Aš laikausi labai paprasto požiūrio. Kuo mažiau tikiesi iš valdžios, tuo mažiau jie nusivili. Tai kai tu gyveni savo galvą, tai taip ir gyveni. Tai aš netikiu pažadais, tai kai jie sako, nes yra toks labai paprastas, ironiškas požiūris. Nežiūrint mūsų valdžios pastangų, Lietuvoje žmonės gyvena vis geriau ir geriau. Tai aš nesitikiu nieko ypatingo, nes aš tai, ką reikia, susikuriu pats. Ką manote apie naująją partiją Nemuno aušra? Nieko gero. Išskyrus vieną dalyką. Jeigu taip dirbtų visų partijų lyderiai, kaip dirbo Remigijus Žemaitaitis, aš manau, kad rezultatai būtų visai kitokie. Ir reikia tik pavydėti energijos, viso to užsispyrimo. Ir man tai nėra labai sunku suprasti. Aš lygiai taip pat prieš 2008 metų rinkimus, 2-3 mėnesius praktiškai su komanda važinėjom po visą Lietuvą, būdavo susitikimai 5-6 per dieną ir aš žinau, ką tai reiškia. Aš žinau, ką tai reiškia fiziškai ir aš nepritariu jo idėjoms. Aš kaip teisininkas taip pat žiūriu į tą dalyką, kad žmogus, kurį pripažino pažeidusių konstituciją teismas, konstitucinis teismas. Ateityje reikėtų galbūt netgi įvesti tokį dalyką, kad Seimas neturėtų balsuoti patvirtinti teismo sprendimo konstitucinio ar nepatvirtinti. Nes tai iš principo savotiškas nonsensas. Nes ankstesniais kitais atvejais teismo sprendimas konstitucinio, jis yra galutinis ir neskundžiamas. O čia mes turime situaciją, kad jam priėmus sprendimą dar susirinkę politiškai angažuotą bendruomenę, 141 narys, dar turi nuspręsti slaptų balsavimų, ar pripažinti sprendimą galiojančių, ar nepripažinti. Tai yra truputėlį toksai savotiškas teisinis nihilizmas, bet gal kažkada šitą dalyką ištaisys, keisdami konstituciją ar kitus dalykus, kitus aktus, bet palikime nuošaly to paties Žemaitaičio kalbų turinį, jau pasisakymų turinį, viso kito, bet pagal tai, ką ir kaip jisai daro, tai kitoms partijoms reikia tik tais užsirašyti į bloknotėlį kaip konspektą, ką reikės daryti per kitus rinkimus. Nes labai dažnam dabar atrodo, kad tenka duoti reklamą į, net, gerai, televizijoje pilna ten jų dabar net visų politikų, bet visi labai lenda į tuos portalus, į internetą ir taip toliau. Bet ne visiems žmonėms tai yra pasiekiama informacija. Tiksliau, ne visus žmonės tas toksai dalykas pasiekia. Ir yra toks labai paprastas politikos dėsnis. Labai toks supaprastintas, bet jis iš dalies teisingas. Kiek prieš rinkimus delnų paspausi, tiek balsų ir gausi.
Tai vat šitas variantas Žemaitaičio yra paspaustų rankų sindromas. Ir mes dabar šnekamės likus maždaug 4 valandoms iki kol pradės plaukti balsai iš pirmųjų balsavimo apylinkių apygardų. Bet aš manau, kad jam turėtų visai neblogai pasisekti. Aš kalbu apie Nemuno aušrą kaip partiją. O apie politikus, kurie ruošiasi ar nesiruošia bendradarbiauti, tai politika yra labai pragmatiškas dalykas. Visi dalyvauja politikoje tik tam, kad užimtų tam tikrą poziciją valdančiojoj daugumoj. Tai yra ministrai, Seimo komitetai ir taip toliau. Tai yra valdyti valstybę, valdyti struktūrą, nes tu tam ir eini į politiką. Ir jeigu ta struktūra negalės apsieiti be Žemaitaičio, aš manau, kad bus padarytos nuolaidos ir bus pasakyta, kad taip jis padarė tų klaidų, tai aišku, prezidentas jo neprileis iki dalyvavimo vyriausybei, jisai geriausiu atveju bus kažkoks ten, sakysim, pareigūnas Seime, ar komiteto pirmininkas, ar greičiausiai vicepirmininkas, ar Seimo pirmininko, aš nemanau, kad jį išrinktų, bet kaip rodo galimybės, net sėdint ant užpakalinės sėdynės, kaip tai darė Karbauskis, ir turint partiją, tiksliau net ne partiją. Dabar partija bus 4 metus nesvarbi, dabar bus svarbi frakcija. Kiek yra asmenų frakcijoje. Tai po 8 metų mūsų buvo 18. Ir mes buvom antra frakcija valdančiojoj daugumoj. Tai yra labai svarbi, labai didelė jėga. Jeigu jie turės iki 20 bendrai po abiejų turų, tai aš manau, kad bus pervertinamos vertybės iš naujo ir bus sakoma, kad na, gal ir jisai ir nepadarė tokios baisios, sakysim, nuodėmės, taip nenusikalto, kad nebūtų galima dirbti su jo partijos žmonėmis, nekonkrečiai su juo, ir bus deklaruojama, kad na, tai mes paties Žemaitaičio niekur ten neskirsim, bet su jo partija mes dirbsim. Niekas negali pasakyti, kad ir prezidentas nepalaimins tokios koalicijos, nes jisai pats nėra pasakęs kategoriškai, kad Žemaitaičio nepraleis. Dėl Žemaitaičio jis kalbėjo, bet dėl partijos Nemuno aušra jis nėra pasakęs. Tai aš ir klausiau vieną kartą retoriškai, tai jeigu Žemaitaitis sakys, jaunas, pasikarščiavau, netyčia taip išėjo, gavosi, tai dirbam toliau, nes Lietuvos žmonės mumis pasitikėjo, tai yra Lietuvos žmonių valia. Tai bus tuo spekuliuojama iki pabaigos. Jeigu jie gaus 20 ir daugiau, manau, kad jie turėtų dalyvauti formuojant vyriausybę. Koaliciją, tiksliau. Kaip vertinate Kubiliaus kaip eurokomisaro galimybės? Labai gerai ir labai blogai. Kaip eurokomisaras jis yra idealus kandidatas, bet gavo tokį portfelį, kuris yra visiškai joks. Tai va šitoje vietoje mes turim gerą pretendentą, kuris tikrai galėjo būti, jeigu būtų pateiktas iš karto, būtų gavęs tikrai labiau reikšmingą portfelį Europos Sąjungoje, o dabar tai yra visiškai naujas komisaras, visiškai naujas sritis, neturi nei biudžeto, nei dar kažko, kaip sakant, anksčiau būdavo ministras be portfelio, tokia savoka. Tai čia dabar ir portfelis, ir komisaras be nieko. Kokia strateginė reikšmė Lietuvai ir regionui yra planuojama gamykla Rheinmetall ir kaip tai paveiks šalies gynybos pajėgumus bei priklausomybę nuo tarptautinių ginkluotės tiekėjų? Tai yra geriausias variantas, idealiausias, kuris galėjo mums susiklostyti. Ir kaip matau, jis pamažu tampa realybę ir nuo to yra tik geriau ir mums, ir visam regionui. Nes Rheinmetall yra pagal savo biudžetą tikrai, reiktų man pasižiūrėti, bet man atrodo, kad už kiekvieną iš Baltijos šalių jų biudžetas yra sudėjus. Gal net ir visų kartu, Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Reikia pasitikslinti,
bet nemenkinant mūsų, sakysim, tų visų pramonės pajėgumų ir visų kitų dalykų, reikia suvokti, kad tai yra vienas iš pagrindinių pasaulyje gynybos gamintojų, gynybos žaidėjų, Rheinmetall. Ir jie tikrai neneš savo pinigų, neinvestuos toj teritorijoje, kurios negali apginti. Vadinasi, tai bus tas centras. Man labiausiai keista, kad tie žmonės, kurie aplinkui gyvena, pradeda kliedėti tokiais dalykais, kad jeigu ten bus Rheinmetall gamykla, tai jie taps taikiniu kažkokiu. Jie seniai yra, jeigu pagal jų suvokimą, taikiniu, nes ta gamykla yra visai netoli nuo tų pačių Zoknių, kuriame yra mūsų strateginės pajėgos, tiksliau net ne tiek mūsų, kiek NATO pajėgų gynybinės pajėgos. Tai šitoj vietoj, jeigu Rheinmetallis tą visą dalyką dar ir pasidaro, tai jie turbūt sugebės apsiginti, lygiai taip pat jie tikrai nesigins patys, nes ginsimės mes, aukščiau mūsų yra, aišku, NATO, tarp NATO ir mūsų yra sąjungininkai, nes lygiai taip pat į tuos pačius Zoknius atskrenda nuo Lenkų, Portugalų, tų pačių vokiečių, ispanų, kanadiečių, amerikiečių pajėgos, kurios rotuojasi. Ir aš manau, kad šitoj vietoj Lietuvos gynybiniai pajėgumai išaugs kartais. Ir jeigu mes turėsime tokį monstrą viduje, kuris gali gaminti ginkluotę ir visą kitą, tai mums reikia kalbėti tik tais apie naudą ir apie mūsų saugumo padidėjimą, o ne apie kažkokį rusų naratyvą, kad čia kažkur kažkas pavojus kyla. Ne, nekyla. Rusai supranta tik vieną dalyką. Kol negavo į snukį, tai jie yra stiprus. Kai gavo, jie pagalvoja, matai, stipresnių yra. Tai vat reikia duoti snukį. Ir pabaigai keli žiūrovų klausimai. Esate užkietėjęs žvejys. Su kuo norėtumėte pažvejoti ir kodėl? Kad aš su daug kur esu žvejojęs, su kuo norėjau. Su tuo, kuriais norėjau, žvejojau. Su tais, kuriais šiaip norisi pakalbėti, nepažvejot, tai jie nežvejoja. Būtų faina grįžti prie senų laikų ir pažvejot su to pačiu Vytu Šapranausku, su to pačiu Culolo, dėja, bet tiesiog jau tai yra labiau mitologiniai klausimai. O šiaip, su kuo nori, su to žvejoji. Jūsų nuomonė, kokios buvo didžiausios klaidos jūsų politinėje karjeroje, ar buvo sprendimų, kurios dabar darytumėte kitaip? Be jokios abejonės, tai yra priėmimas visų žmonių, kurie ateidavo pas mus, pasibelsdavo į mūsų partijos štabo būstinę ir praktiškai be rimtesnės patikros visi ir tapdavo nariais. Tai aš esu minėjęs ne vieną kartą, kad reikėjo atidžiau tikrinti bendrakeleivių bilietus. Bet kaip gerai labai pasakęs yra mano kolega Laurynas Šeškus, kad apie mūsų tą Tautos prisikėlimo partiją projektas buvo labai geras. Castingas buvo labai blogas. Ir tai iš tiesų teisybė. Ir ką parodė po to mūsų skilimas ir visa kita. Bet aš džiaugiuosi, kad mums užteko sveikatos, kad 7 likę, nes 7 žmonės yra mažiausias skaičius, kiek galima Seime sudaryti frakciją. Mes likom, mūsų koalicija neiširo ir atidirbom iki galo. Tai šitoj vietoj aš tuo džiaugiuosi. O didžiausia klaida buvo, kad mes patikėjom, kad tie žmonės ateina su tokia pačia atvira širdim ir tokia pačia nuoširdžia nuostata, kaip mes kūrėm tą partiją. Pasirodė, didžioji dalis atėjo tiesiog ieškodami savo naudos. Na tai vat, čia mano klaida. Aš esu pripažinęs. Deja, bet pakeisti nieko negaliu. Ar esate naudojęs dirbtinį intelektą klausimams auksinio proto? Ne, niekada. Neįdomu. Atvirkščiai,
Mes porą kartų davėm dirbtiniam intelektui užduoti grandinėlę, kad vieną žodį sujungs su kitu, kai nėra užuominų, bet yra pirmas žodis ir paskutinis. Ir jisai nesusidoroja, nes lietuvių kalba yra per sunki jam. Jisai dar nesusidėlioja. Aš manau, kad net ir suvedus visą dabartinį didįjį lietuvių kalbos žodyną, jisai nesusidorotų, nes ten yra linksniai, nuosakos, būdvardžiai, veiksmažodžiai ir taip toliau. Lietuvių kalba nėra tokia sintetinė, kaip, sakysim, ta pati anglų, ir dirbtinis intelektas jisai taip nesusidoroja. Tai mes galim to didžiuotis. Aišku, galbūt ir gerai, kad vietomis palengvintų, bet jis nesusidoroja. Jam lietuvių kalba yra per sunki. Ačiū Jums labai. Čia Jums mini dovanėlė. Oi. Ir iki kito karto. Viso gero. Ačiū, buvo labai smagu. Dėkui. Linkiu sėkmės, kaip sakoma. Linkiu sėkmės gyvenime ir po jo.